Nuo tavęs tu čia karštesnė. Aš karšta. Tu karštesnė. Aš karštesnė. Sveiki visi prisijungę trečią kartą iš eilės, arba jeigu žiūrit ne iš eilės, tai kažkurį tai kartą ne iš eilės, į mūsų laidą, podcastą, vadinkim taip kaip norim, žodžiu, į atvirą diskusiją. Mūsų kanalas vadinasi Keisti žmonės, nes iš tikrųjų kalbame apie keistus žmonės. Eglė ir aš, Andrius, abudu dirbam su žmonėm jau daugybę metų. Aš konsultuoju daug ir verslo klausimais, ir asmeninio efektyvumo klausimais. Eglė. Daugiau sveikatos, savireguliacijos, emocinio stabilumo temomis, saviugdos temomis. Taip. Ir iš tikrųjų mes dalinamės mūsų podcastuose, laidose mes dalinamės savo nuomonę, savo įžvalgomis, savo patirtimis, dirbant su kitais žmonėm, apie tai, kokie mes žmonės esam keisti. Ir šiandien iš tikrųjų turim labai išskirtinę, įdomią, skaudžią, svarbę, liūdną ir linksmą vienu metu temą apie neištikimybę. Taip. Kas iš tikrųjų yra labiau neištikimi santykiuose, vyrai ar moterys? Taip. Na, ir aš manau, čia yra amžinas klausimas, nes turbūt galioja ir tam tikri stereotipai. Taip, aš manau, kad moteris jau iš karto vienareikšmiškai sakytų, tikrai vyrai. Jo, mes tokie šikniai, mes tokie, žodžiu, blogiečiai vyrai, visi tik tais vaikšto, tik tais laksto. Ir aš visada į šitą turiu labai gerą argumentą vyrų naudai. Jeigu jau mes taip galvojam, kad vyrai yra labiau neištikimi negu moteris, tai klausimas, o su kuo vyrai susitikinėja? Tai tik su vienišom moterim. Tik su vienišom, reiškia, vienišų moterų yra tiek daug, ne? Ir moteris visos nėra neištikimos, kurios yra ištekėjusios arba santykiuose. Nu taip, standartiškai taip dažniausiai ir būna tokios nuomonės. Tai va, tai čia turbūt yra amžina tema, amžina diskusija ir iš tikrųjų yra skaudi tema ir aš manau, kad didžioji dalis iš mūsų esam susidūrę su šita tema iš vienos arba iš kitos pusės. Galų gale visi puikiai supranta, kad tai yra realus dalykas, tai nėra turbūt prisigalvojimas. Ir tai dažniausiai ir yra turbūt santykių pabaigos priežastis, ne? Arba tai turbūt didžiausios intrigos, didžiausi ginčai, didžiausi pykčiai santykiuose vyksta arba dėl galimos neištikimybės, arba dėl projektuojamos neištikimybės, arba turbūt dėl įvykusios neištikimybės. Kartais tas santykių pabaiga gali tęstis ir 10-mečiais, 20-mečiais, 30-mečiais, bet jo, dažniausiai tai būna jau vedantis veiksmas į santykių pabaigą standartiškai. Ir gerai, aš galvoju turbūt pačiai pradžiai, kad teisingai kalbėtumėm, ne? Kad teisingai susikalbėtumėm, pabandykim mes bent jau turbūt tarpusavyje dabar, ne? Apsibrėžti, aišku, mums šiandien kaip porai turbūt aštri diskusija apie ištikimybės, neištikimybės, ne? Nes, kaip mes į viską žiūrim, bet man yra įdomu pasišnekėti. Reiškia, apsibrėžkim pradžiai, o kasgi yra neištikimybė, ne? Nes aš galvoju, gerai, va, tarkim, ar tavo manimu, aš nežinau, ar tavo klienčių manimu, kas yra neištikimybė, nuo ko prasideda neištikimybė? Čia yra iš tikrųjų labai tokia gili ir plati diskusija, aš manyčiau, nes žmonės yra skirtingi ir pavyzdžiui, vieniems neištikimybė yra jau, kaip čia, santykis, ne permiegojimas su kažkuo, bet yra žiauriai daug žmonių iš tikrųjų, kuriems ir ypač daug vyrų, bet tu gal man paprieštarausi. Aš būtinai paprieštarausiu. Aš manau. Aš iš moteriškos perspektyvos kalbu. Gerai. Tai yra daug vyrų, kurie būna control freakai ir dažnai labai perdėtai kontroliuodami savo moteris, savo partnerės, jie kaip neištikimybę laiko, nežinau, flirtą, kartais ir nekaltą flirtą, ir dažnu atveju nekaltą flirtą, arba tiesiog elementarų bendravimą su vyriška giminė, dažniau su vyriška. Ir tu nori pasakyti, kad tu šito daug matai, girdi, aš jau nekalbu gal ten, ar kažkokios ten per pažįstamų žmonės patirtis ir per savo klientės, tą girdi dažnai, kad čia yra turbūt dažna tema? Taip, apskritai neištikimybė yra labai... Ne tik, bet aš turiu omeny apie tą kontrolę, nuo kur prasideda neištikimybė. Taip, yra daug labai kontroliuojančių žmonių. Bet nes čia įdomu, tu sakai vyrų daug yra.
iš mano patirties, kiek aš manau, iš gyvenimiškos patirties, iš darbo su žmonėm, aš manau, čia sunku būtų apibrėžti, kad tai yra būtent vyrų dalykas, tai ne, perdėta kontrolė. Nes būna ir moteris lygiai taip pat, labai vėl priklauso nuo asmenybės, aš manau, nuo santykių dinamikos, ne kas kurį labiau kontroliuoja. Būna poros, teko matyti, kur apskritai vieni, tiksliau, abudu viens kitą labai intensyviai kontroliuoja, persekioja, nuolat tikrina telefonus, nuolat, nežinau, važiuoja iš paskos, kas kur eina, nuolat užduoda prigaudinėjančius tokius klausimus. Taip. Ir iš tikrųjų to tenka matyti, ne, ir apskritai bendraujant su žmonėm, laisvalaikiu ir paprastai. Taip. Tai vat klausimas turbūt, ne, o kas yra ta neištikimybė, nes kiek žmonių turbūt tiek būtų nuomonių, ne? Ar tai, kad, sakykime, kažkas flirtuoja, ar čia jau yra neištikimybė, ar tai, kad susirašinėja, ar tai, kad, nežinau, susitiko atsigert kavos jau yra neištikimybė, ar tai, kad pasibučiavo jau neištikimybė, ar tai, kad jau permiegojo, ar tai, kad permiegojo 3 kartus jau neištikimybė, nes atseit santykis. Ir visi viską žiūri skirtingai. Taip. Tai aš... Šiaip jeigu žiūrit dabar šitą podcastą, parašyt galite į komentarus, kaip jūs galvojate. Jums yra neištikimybė, jūsų manimu. Labai įdomu, iš tikrųjų, gal kokią nors statistiką pavyktų išvesti. Ne, tai aišku, statistikai reikia labai daug duomenų, bet didelės. Taip, bet kažkoks atspirties taškas tikrai yra įdomus, nes kiekvienas mes tai matom skirtingai. Ir turbūt labai teisingai pastebėję, nors ir kalbė apie vyrus, aš šiandien iš tikrųjų pasiruošęs 100% advokatauti vyrams, atstovėti, apginti šitą poziciją, nes aš manau, kad mūsų tema, reiškia, yra labai teisinga, nes standartinė nuomonė, kad vyrai yra labiau neištikimi, bet šiuo klausimu aš pateiksiu savo nuomonę. Gerai, mes paklausysim. Nes visgi grįžtam prie pradžios, visgi su kažkuo jie eina, nedidelė dalis gal tik tarpusavį vaikšto, bet vis tiek su moterim susitinka ir reiškia, tos moteris vis tiek didelė dalis yra ištekėjusios. Tai va, tačiau aš manau, kaip neištikimybė, tokį kaip savoka, bent jau mes, ar ne? Aš galvoju, galėtumėm apsibrėžti tai, kai jau tai pereina į intimų bendravimą, seksą. Nes nors aš suprantu, kad didelė dalis žmonių, ir čia mes galim ir padiskutuoti, iš tikrųjų, didelė dalis žmonių jaučiasi pakankamai nesaugus, net jeigu jų antroji pusė komunikuoja su priešinga lytim. Tikrai taip. Ir laiko tai neištikimybė. Vat gerai, vėl klausimas jums, parašykite ar į komentarus, reiškia, kaip dažnai tenka pačioms sukelti skandalą arba papulti į skandalą už tai, kad pasikalbėjote arba jūsų antra pusė pasikalbėjo su priešinga lytim. Ir vat kaip tu manai, kodėl šitas faktas gali būti laikomas kaip neištikimybė? Pirmas dalykas dėl paties žmogaus nesaugumo jausmo. Nes dažniausiai žmonės kontroliuoti linkia yra tada, kai patys jaučiasi su savimi nesaugus, neužtikrinti savim ir matyti neužtikrinti savo partneriu. Ir iš to kyla paskui baimės, kad kiekvienas mažas žingsnis, kiekviena maža smulki komunikacija ves iki neištikimybės. Bet iš tikrųjų, jeigu tai paėmus ar ne filosofiškai žiūrint, tai... Šiaip aš apskritai siūlau į neištikimybę žiūrėti filosofiškai. Taip, apskritai, aš tai siūlau apskritai gyvenimą žiūrėti filosofiškai. Ir žmonės. Taip. Taip, tai jeigu mes žiūrim filosofiškai, tai turbūt, jeigu žmogus nori kažką padaryti ir jeigu jis yra tam nusiteikęs, tai visada atsiras galimybės, visą laiką atsiras progos ir žmonės su kuo tą padaryti, ar ne, kalbant apie neištikimybę vienokią ar kitą. Taip. Tai ar kažkas kontroliuos daugiau, mažiau, nebent ten 24 valandas per parą seks visur ir bus šalia prilipęs prie užpakalio, tai tada galbūt aplinkybės ir neleis, ar ne, bet sąlygos neleis. Bet kitais atvejais žmogus, jeigu jisai norės, jisai vis tiek padarys savo, ar ne? Bet kokia atveju, netgi aš gal net galėčiau pasakyti, kad yra netgi priešingai. Kuo tu daugiau kontroliuoji, spaudi, gaudai, prigaudinėjai savo antrąją pusę, tuo didesnė tikimybė, kad tavo antroji pusė anksčiau ar vėliau pradės apie tai galvoti. Taip, nes kontrolė saks užnisa. Taip, aš atsimenu, esu buvęs kažkada pakankamai tokiuose įtemptuose santykiuose
kur man teko susidurti su panašia situacija. Ir aš labai gerai atsimenu tą momentą mano galvoju. Aš galvoju, na, jeigu jau gavosi taip, kad esu kaltinamas neištikimybė ir to nedarau, nu klausimas, kam tada gaišti veltui tokius kaltinimus. Tada reikia pasistengti, kad tie kaltinimai būtų bent realūs, kad konfliktai turėtų logišką priežastį. Aišku, čia juokas juokais, gal ir skaudus dalykai, tačiau mes turbūt, aš galvoju, patys dažnai nesuvokiam, kaip būdami perdėtai kontroliuojantis, arba perdėtai įtempti, perdėtai keliantis įtampą savo antrąjį pusį, mes netgi galim paskatinti antrąją pusę daryti tai, ko mes labiausiai ir bijome. Taip. Gerai, šia irgi įdomi tema. Reiškia, galų gale pokalbis, flirtas, šypsenos, pasikalbėjimas, susidomėjimas priešingos lyties asmeniu, tai yra labai tolimas dalykas nuo neištikimybės, nes neištikimybė, būkim realistai, pas kiekvieną iš mūsų yra daugybė minčių galvoje. Mes apie daug ką galvojam ir sukontroliuoti kito žmogaus mintis yra neįmanoma. Tikrai taip. Ir kartais pasikalbėjus su priešingos lyties asmeniu, tau gali pasidaryti įdomu, kas tai per žmogus ir galų gale atsiranda gal lengvas flirtas. Problema prasideda, kai tos mintis, tie norai tampa realybė. Nes žmogus, kuris gali suvaldyti savo mintis, nepaversti jų realybę, jeigu tos mintis, jeigu tie veiksmai skaudintų antrąją pusę, tai reiškia, jis nieko blogo nedaro, jisai rūpinasi, jisai apgalvoja, tai yra darbas su savim. Ir aš manau, tarkim, bent jau mano tokia nuomonė, kad pokalbis, bet koks kontaktas nevedantis į kažkokį tai ryšį, nevedantis į kažkokį tai, nežinau, intimumą ar slaptą bendravimą, jis negali būti vadinamas neištikimybė. Iš esmės taip. Taip. Tu kalbėjai apie tą flirtą, ar ne? Ir noriu pasakyti iš moteriškos perspektyvos, kadangi vyrai vis tiek, jeigu jau būna tie linkę kontroliuoti, control freakai, jie dažniau yra linkę ne taip kaip moteris, nes santykiuose jos ten kels kažkokias scenas, kaltinimus reikš, bet jie be to dar yra linkę labiau taikyti psichologinį smurtą ir prigazdinti savo antrasias pusės. Tai moteris dažniau, tokiu atveju, jeigu yra vyras labai labai kontroliuojantis, dažniau yra linkusios nedaryti kažkokių tai tų sprendimų, nepriimti sprendimų, nueiti, sakykime, į kairę, ar nebūti neištikimoms, nes tai gali privesti prie, netgi būna priveda ir, pripažinkim, prie fizinio smurto. Kas yra absurdas iš tikrųjų. Taip, ir tai yra pakankamai didelė problema ir dažnas atvejis, tai šitoj vietoj galbūt moteriams yra truputėlį sudėtingiau, neišeina taip, kad jo ant manęs užsisėdo ir mane kaltina nebūtais dalykais, tai aš tiesiog tada nueisiu, kad būtų būtas dalykas. Tai dažniau jos vis tiek bijo, būna prigazintos labai stipriai. Bet gerai, bet šitoj vietoj padiskutuokim. Reiškia, aš suprantu gerai. Fizinis smurtas šūdinas dalykas. Debilizmas, aš šito dalyko nepateisinu. Ir jisai yra vienas iš šūdiniausių. Jo, vienas iš šūdiniausių dalykų. Nei vienas žmogus neturi teisės naudoti prieš kitą žmogų fizinį smurtą, nebent tai yra savigyna, tai jau nebėra smurtas, tai yra savigyna. Visais kitais atvejais tai yra turbūt agresija ir nėra tam pateisinimo, nes viską galima išspręsti absoliučiai kitais būdais. Reiškia, tačiau, faktas, kada kalbam apie fizinį smurtą, mes apeliuojam į vyrų elgesį. Bet aš šitoje vietoje noriu paprieštarauti, nes ir moteris labai dažnai turi svertų, turi priežasčių, kaip manipuliuoti, gąsdinti, bauginti savo antrasias pusės. Tai nebūtinai gali būti fiziniai dalykai, materialiniai dalykai. Tai daugybės dalykų gali būti. Tuo labiau poroje gyvenantys žmonės puikiai pažįsta vienas kitą. Ir su tuo ateina vienas kito silpnybės, skausmų pažinimas. Galų gale terrorizavimas ir psichologinis smurtas. Jis yra ne ką mažiau žeidžiantis, ne ką mažiau skaudinantis. Problema su psichologiniu smurtu, kad jį atpažinti ir įvardinti yra žymiai sunkiau negu fizinė. Ir įrodyti, ir su tuo kažką daryti, žmogui yra sunkiau. Tai aš nemanau, kad čia, aš aišku nededu absoliutaus lygybės ženklo tarp fizinio ir psichologinio smurto, tačiau kažkoks tai lygybės ženklas, jisai tarp to turėtų būti, nes psichologinis smurtas irgi yra smurtas. Ir aš manau, kad daugelis net ir galvodami apie tai, čia tiek vyrai, tiek moteris, to nedaro
labai dažnai bijodami pasiekmių. Ir vat čia yra įdomus klausimas. Jeigu žmogus nori būti neištikimas, bet to nedaro iš baimės, o ne iš blaivaus apsisprendimo, sąmoningo apsisprendimo neskaudinti partnerį ir mylėti partnerį. Kaip arti neištikimybės yra toks žmogus? Čia geras. Ne? Geras, jo. Nes gerai, dabar pagalvokite, ne? Jūs išgazdinot savo antrąją pusę, išgazdinot savo partnerį. Ir dabar, reiškia, jūsų partneris nebeina į kairę, nebeis į kairę, garantuotai. Ne? Tai prigrasinot, nežinau, policija, teismais, ten vaikus atims viską, bet nuolat apie tai galvoja. Pasislėpęs susirašinėja su priešinga lytim, flirtuoja ir apie tai tik galvoja, skundžiasi, kokia jo antra pusė yra tragiška. Ir atstumas didėja, ryšio nėra. Taip. Ar tai galima vadinti kaip neištikimybės užuomazga ar ne? Šiaip galima. Tai vat klausimas. Šiaip čia ir yra užuomazga, neištikimybė. Užuomazga, bet mes, jeigu įsivardinam, kad neištikimybė yra, reiškia, fizinis veiksmas, ne? Taip, taip. Tai kitaip sakant, nors ir pati, mano manimo, aš gal taip pasakysiu, nors pati neištikimybė ir neįvyksta, bet problema visgi yra ne ištikimybės buvime ar nebuvime, o santykio tvirtume. Aš manau, pagrindinis klausimas. Iš esmės, ne? Nes jeigu tavo santykis pradeda byrėti, atsiranda nesusikalbėjimas ir atsiranda įtampa, nesvarbu, kad šiuo metu ir šią sekundę fizinio veiksmo nėra. Bet jeigu jūsų antroji pusė, jūsų partnerė apie tai galvoja, mąsto nuolat, žinot, yra viena tokia tiesa apie mus žmonės, kad jeigu mes ilgai apie kažką galvojam, ilgai kažko norim, didelė tikimybė, kad anksčiau ar vėliau atsiradus galimybei, progai, išvažiuosi į komandiruotę, nežinau, išeisi su draugiam pasitūsinti, kažkas nutiks, sutiksi, bus aplinkybės, kada tu jausiesi saugiai. Taip. Ir jeigu baimė yra vienintelis faktorius, Tave stabdantis. Tai reiškia, kai ta baimė bus 3 metrais toliau, dažniausiai čia yra centimetrais ir kilometrais matuojama pasiekmė, ne? Taip, taip. Reiškia, kai tavo baimė bus toliau, tai didelė tikimybė, kad tu taip ir pasielgsi. Šiaip iš esmės, jo, čia labai gerai iš tikrųjų kampą paėmė. Jeigu jau atsiranda noras ir jeigu jau žmogus, būdamas savo santykiuose, nuolat galvoja apie neištikimybę kažkokią, tai arba apie kitus žmonės, juos seksualizuoja, ar, sakykime, turi kažkokių tai fantazijų, ar ne, apie konkrečius kažkokius žmonės, arba apskritai apie neištikimybę, kad jisai norėtų to. Tai jau yra stiprus signalas, kad santykiuose nėra gerai, jeigu jisai tą nori slapta daryti ir nuolat negali pamesti minčių apie tai, ar ne? Taip. Jau yra stiprus signalas, kad jau yra blogai. Stiprus signalas, bet vat klausimas, ar mes šitą atveju turime kalbėti ir analizuoti žmogų, kuris nori, bet nedaro, ar tą, kuris gazdina, baugina, kuris yra labiau atsakingas, ne? Šiuo atveju aš manau, kad yra atsakingi abudu, mano bent jau nuomonė. Gal čia reikėtų klausti apskritai, pradėti nuo pat pradžių, apskritai, kodėl žmonės pradeda galvoti apie tą neištikimybę? Gerai, kaip tu manai, iš moteriškos pusės, kodėl moteris dažniausiai pradeda galvoti apie neištikimybę? Nes dažniausiai, tai, kadangi moteris apskritai daugiau vadovaujasi jausmais, emocijomis, tai dažniau neištikimybė pas moteris būna tada, arba noras neištikimybei, tada, kai joms yra trūkumas išklausimo, supratimo, intimumo, emocinio intimumo, artumo su savo partneriu. Kiek man yra tekę susidurti. Yra, aišku, skirtingi tipažai. Yra žmonės, kurie yra apskritai, nežinau, sakykime, turi didesnį seksualumą, ar ne? Ir jiems galbūt reikia išleisti to ir neužtenka, arba yra žmonės, kurie vaikosi dopamino labai stipriai ar adrenalino ir reikia irgi ieško visą laiką kažkokio, nežinau, arkliuko, ar ne? Labai geras požiūrio kampas. Reiškia, labai gerai paėmė šitą kampą apeliuojant į mūsų temą. Reiškia, įsivertinkim tokią situaciją. Pora yra kartu nemažai metų. Metai kapsi, bėga, skaitliukas sukasi. Ir realiai
mes kažkaip visi įpratę, kad įvaizdis yra, kad vyrai yra tokie hiperseksualūs. Visgi mes turim tą tokį įvaizdį. Moters seksualumas visuomeniai, jisai ir nes labai gerai palėtė seksualumo temą, moters seksualumas visuomenėje visgi jisai yra tokia pakankamai tabų tema dar pas mus. Taip, ne, nors baudžiama. Baudžiama, reiškia, arba žiūrima negatyviai, baudžiama įžeidinėjimais, nepriėmimu, atstumimu ir taip toliau. Taip, nes tai yra labai nemoteriška ir labai nemotiniška. Taip. Čia yra tas senas bairis, reiškia, kaip vadinasi moteris, kuri turi daug seksualinių partnerių. Kaip vadinasi, visi mes žinome. Visi kaip nors negražiai. Kaip vadinasi vyras, turintis daug seksualinių partnerių. Ane? Vyras turintis daug seksualinių partnerių, jisai visada turi ką papasakoti, jisai visada įdomesnis, jisai visada užkariautojas, ane? Kiek daug gražių epitetų. Taip, visai skirtingai negu moteris. Nu, kokia jinai užkariautoja, jinai atsiduotoja. Taip, Tai va, tačiau, nors šitas bendras įvaizdis yra, ir aš atrodo dabar moterų naudai kažką sakau, tačiau aš turiu visiškai kitą požiūrio kampą. Dabar įsivaizduokit, bėga metai. Su metais vyrų seksualumas, nori tu to ar nenori, jisai slopsta. Didžiąją dalim. Taip jau yra. Shit happens. Ir kaip sakoma, tie vyrai, kurie jaunystėje lakstė, reiškia, pro kas antras duris, jau pradeda lakstyti. Jo atvirom kelniam jau, reiškia, vis rečiau prasisega ir užeina į kas 18 duris, paskui žiūrėk į kas 329. O paskui žiūrėk, žvejot pradeda. Turėjau aš tokį vieną bičiulį jaunystėje pasakodavo, kaip pas mergų ėjo, paskui kai su jo 50, sakau, kaip sakė, sako, vakar buvo ant ledo, sako, tokią lydeką pagavau. Sakau, tu man apie tas lydekas jau pasakoji, sakau. Tai va, tai kalbant apie tai, moterų sekso poreikis ir seksualinis pajėgumas visuomet yra šiek tiek didesnis. Dėl fiziologijos, dėl daugelio dalykų. Ir tada klausimas, kada poroje ateina laikas. Arba ypač, pavyzdžiui, būna amžiaus skirtumas poroje. Neslėpkim, tarp vyrų ir moterų dažnai būna toks santykis, reiškia, ir amžiaus skirtumas, vyrai vyresni. Gan dažniau pasitaiko negu moteris vyresnės. Ir gaunasi, kad ilgainiui moters seksualinis apetitas būna nepatenkintas. Žiūrint, aišku, yra dabar ir medicininiai dalykai padedantis vyrams, bet tai ne vien su tuo susiję, nes tai yra ir libido klausimas, ir noro klausimas, nes vis tiek galų galia su metais noris labiau ant sofkutės pakristi, pažiūrėti dar kokį filmą papildomai. Tačiau moteris nori ir užaugina vaikus. Jos pradeda žydėti? Taip. Tai va, šitoj vietoj mano argumentas būtų, ar nėra taip, gerbiamoji jūsų manimu, kad su metais ši dinamika gali visai apsiversti ir pasikeisti. Ir neištikimybių proporcija gali pasikeisti visai kitaip į moterų pusę. Gal ar nėra taip? Nes man šitas klausimas, jisai amžinai atrodo aktualus. Taip, aš tai iš esmės pritariu tau, nes apskritai, jeigu žiūrint moteris, aš, aišku, nesiplėsim per daug apie užsispaudusias emociškai, kaip čia, disreguliuotas moteris, kurios turi paskui problemų su libido ir tada jau apskritai seksualinio potraukio neturi kažkurį laiką arba ilgą laiką. Bet jeigu viskas yra tvarkoj, tai moteris su metais pražysta ir jeigu mes lyginam, sakykime, 20 metų, 25 metų moteris, jos būna labai gražios, jų oda skaisti, ar ne, kūnas lygus, dar jeigu vaikų neturi jos ir stangrus kūnas, ta prasme, atrodytų deivė. Bet iš tikrųjų, jeigu lyginam 25 metų moterį su, nežinau, 35 arba 45 arba 50, dar kai kuriais atvejais metų moteris, tai jos su kiekvienais metais dar labiau atsiskleidžia, jos labiau pradeda pažinti save, jos pradeda suprasti, ko jos iš gyvenimo nori, irgi nukrenta rūpesčiai, bet kaip tu sakei, vaikai ir ten kitos kažkokios atsakomybės, jos pradeda atrasti daugiau laiko savo, su savim, akyse pradeda spindėti patirtis ir veidas pradeda žibėti visai kitom spalvom ir tada lyginant jaunas moteris, aš nevarau, jaunos gražios, viskas yra gerai. Bet noriu pabrėžti, koks yra ypatingai dažnai gilus
grožis ir gilus seksualumas, va būtent seksualumas to, ko dar nemoka valdyti jaunos moteris, su metais moteris išmoksta dažnu atveju ir jos tada būna tikrai bombos. Netgi galima pasakyti dažnai labiau seksualiai agresyvios. Ir netgi būna iki agresyvumo, taip. Bet man labai patinka, kad mūsų diskusija eina link to, kad visgi ne visada gaunasi taip, kad vyrai gali būti labiau neištikimi negu moteris. Ne? Nes visgi mes, Taip, mes jau mes kryks po truputėlį iš mūsų diskusijos. diskusijos. Kažkaip ten įterpti po prieštaravimą kokį vieną kitą išlyginti. Ja, bet iš esmės, jeigu mes tai paimsim, reiškia, ne pačioje šitoje diskusijoje, vyrai ir moteris. Taip, mes pripratę turbūt, mano požiūrio taškas galbūt toks skirtumas, paneikite arba patvirtinkite tarp vyrų ir moterų, yra ne tai, kad kurie labiau ir dažniau eina į kairę. Skirtumas yra, kad nors mes ir esame įpratę, kad moteris šneka daugiau, visgi aš kaip vyras galiu pripažinti, mes vyrai esam plepiai. Prisipažinkim, bet pakelkit ranką, kai nemato jūsų antrosios pusės vyrai, pakelkit ranką tie, arba pirštą pakelkit, jeigu šalia sėdė, arba tiesiog mirktelkit, man duokit signalą, nežinau. Jeigu jau buvo tokia situacija, kai nuėjote į kairę, norisi draugeliui papasakoti. Ta prasme, kaip tu turėsi nepasakęs, kaip tau buvo gerai. Jo, vyrai ant šito yra labiau davatkos. Moteris tuo tarpu, tu gali kankint, gali nagus lupinėt, prikalt prie sienos. Čia tu apie ką patikslink? Reta, kuri prisipažins, kad ėjo į kairę. Ir klausimas visgi tas dažnumas ir tankis, ar tai yra pats faktas ėjimo, ar tai yra daugiau plepumo faktas, kaip tu manai? Čia gera. Aš jau žiūrėjau kelintą gerą kampą paėmų. Čia gerai. Aš šiaip gerai pasiruošęs. Šiaip gerai pasiruošęs. Apginti vyrus šitoje vietoje, nedėkokit. Jo, iš tikrųjų, kai taip galvoju, taip, moteris, jeigu kiek man yra tekę susidurti, kiek girdėti istorijų, šiaip iš tikrųjų tikrai labai daug žinau moterų, kurios gyvena, atrodo labai puikiuose santykiuose ir viskas ten šeimoje yra gerai, bet eina į kairę ir niekas apie tai nežino. Turbūt geriausias klausimas būtų šitą pailiustruojantis, kaip dažnai tenka susidurti, kad, pavyzdžiui, susitinki draugių būryje, arba didesnė moterų būryje, kaip dažnai gali taip nutikti, kad išlys neištikimybės arba priešingos lyties aptarimo tema. Ne? O, aptarimo tai labai dažnai, moteris šiaip labai linkusios yra aptarinėti. Ta prasme, praeinančius vyrus? Tai žinoma. Aš gerai, gal tu tokių iškirpčių nenešiosiu, aš taip nesaugiai pasijutau. Tai taip, viską, ta prasme, ir iškirptės, ir užpakalius, ir kuris geresnis, ten, iki smulkmenų, vaikeli, tu net nežinai, kiek moteris aptarinėja. Okay, čia jau įdomu, gal reikės kada šitą temą labiau panalizuoti, jeigu bus įdomu, parašykit, galėsim panalizuoti, kas kaip ką daugiau aptarinėja. Bet klausimas, neištikimybės faktorius, pačius faktus, kaip dažnai moteris, draugės apie tai kalbasi. Apie pačią neištikimybę? Jo, taip. Ar dažnai tai yra diskusija, kad susėdi ir dalinasi? Ne, nebent draugės turi būti labai atviros, labai artimos. Arba tiesiog žmogaus tipažas galbūt gali būti toksai, kur linkęs, moteris ir nelinkusi atvirauti labiau. Bet šiaip dažniau jo gali moteris pasidalinti savo kompanijai apie kažkokius tai nekaltus flirtus, ar kažkokius, kas jas ten pakalbino, pakirkino truputėlį ten keliais žodžiais ar ne. Bet jeigu einam į gilesnius sluoksnius, ten jeigu kažkas jau tikrai iš tikrųjų vyko, taip, tai dažniau bus, kad moteris nepasisakys viena kitai. Kai tuo tarpu, iš savo patirties galiu pasakyti, nueini į sporto klubą, su chebryte, kočiojasi. Ir didžioji dalis iš chebrytės nėra tavo super artimi draugai.
Šiaip, random. Ne, nu tai yra gym buddies, nu tie, kas, pavyzdžiui, eina į gymą, žino toks, kaip... Kur susitinkė gymę. Kur kiekvieną dieną matai, kur maždaug matai kiekvieną dieną, bet 5 metus bendrauji ir nežinai vardo žmogaus, ne? Antiek artimas esi. Aš nežinau, ką tai reiškia iš tikrųjų. Ne, čia pas vyrus yra labai normali praktika, kur tu turi draugų gymę, nežinai nei vieno vardo, bet... Žiauriai geri draugai, ta prasme, jeigu kas nors ten jam atsitiktų, bėgtum padėti, nors būna kartais net telefono numerio neturi. Bet kalbėt apie neištikimybę, apie kitas moteris, netgi žinant ir neslepiant fakto, ne, kad tu eini darai, nors turi antrą pusę, tai yra tokia pakankamai normali, paplitusi praktika dalintis ir netgi daug kartų man yra tekę susidurti, kai draugeliai, ne, kur draugeliai, taip sakau, nes tie žmonės draugeliais aš vadinu tuos, kur gerai tikrai nepažįstu. Kur vardų neprisimenu. Ne tik, kad vardų neprisimenu, bet kokį antrą, trečią kartą matai ir jis pokalbį pradeda. Kručiu, vakar buvau, žinok, tokia va. Ir tu galvoji, what the fuck, kodėl dabar tu mane čia painioji. Ir tai yra gan dažna praktika. Tai va šitoj vietoj visgi gal, sakykime, mes galim padėti vieną tokį klaustuką, ne, vyrų naudai, kad reiškia vis tiek mes pradėjom nuo to, kad yra vyrai labiau neištikimi, bet šitoj vietoje aš manau visgi mes galim padėti klaustuką, kad gali būti tariamai, galimai tariamai, kad visgi skaičius nėra toks skirtingas, tik tiek, kad vyrai yra didesni plepiai. Labiau turgaus bobos negu moteris. Atsiprašau, sorry, Hebrytė, kad aš taip. Turgaus bobos, jo, bet čia, žinai, vat, ką tu dabar papasakai, aš tai galvoju, čia labai verta susimastyti ir moterims, ypač toms, kurios turi arba turėjo, arba planuoja turėti kažkokių tai santykių, nuėjimų kažkur. Tai, kad jo, pasirodo net ir... Mes dabar dalinsim patarimus, kaip atsargiai eiti kairę. Net ir susitariant dėl diskretiškumo nebus. Jo, šiaip čia labai dažnai, beje, čia iš tikrųjų jo, čia tas liūdnas klausimas, einant iš to topiko, ar tai gerai ar blogai, visgi didelė dalis vyrų nėra tokie diskretiški, kaip moteris norėtų. Čia yra žiauri tiesa, sorry, Hebrytė, kad aš tą išduodu, bet taip yra. Žodžiu, paskui taip ir gaunasi, kad moteris, žinai, pasileidėlės, nes kažkur su kažkuo tai priėmė pati sprendimą kaip normali nepriklausoma moteris, ar ne? Taip. Bet čia beje irgi įdomus klausimas, mes paskui grįšim, čia dabar turbūt aš padvokatausiu moterim, šiek tiek nusimušiau nuo savo kurso, nuo savo krypties. Dabar įsivaizduokim situaciją. Vyras esantis šeimoje, nueina į kairę su moterim. Ir išlenda galai. Pasipasakoja, pagauna, vėl nežin, kaip tie galai išlenda. Ką labiausiai šitoj situacijai kaltina visuomenė? Vyra. Deja, man teko dažnai matyti situacijas, kai ta trečioji, tai yra moteris, su kuria vyras nuėjo, lieka kalčiausia. Čia šiaip įdomus požiūrį, įdomus momentas, ne? Kodėl už veiksmą, už kurį yra atsakingas šeimoje esantis žmogus, aš šiaip labai dažnai teko matyti, ypač vyrų atžvilgių, kad jo antroji pusė užsipuola ir labiausiai kaltina trečiąjį asmenį, moterį. Jo, čia taip iš tikrųjų, va dabar kai tu pasakai, taip tai... Tikrai būna, aš pati dabar pagalvojau, kad būna tokių kaltinimų, bet iš kitos pusės, čia žinai galima sakyti, tai kodėl tada veliasi į santykių suvedusiu, jeigu žino, kad jisai yra santykiuose ir yra vedęs. Šeimos atžvilgiu visiškai nesvarbu, ką trečias žmogus mano, nes jeigu šeimoje yra santarvė, susikalbėjimas, meilė, atvirumas, tokio dalyko neįvyks. Problemos ir visi klaustukai visada ateina iš poros ir iš šeimos. Taip. Ir čia į neištikimybę kartais aš netgi rekomenduočiau žiūrėti kaip į virusą, į ligą, kaip į bakterijas. Reiškia, baby. Reiškia, įsivaizduokit, jeigu tu turi stiprų imunitetą ir išeini į gatvę, gatvėje virusų, bakterijų yra pilna nuolatos. Vienintelis dalykas, kas tave geriausiai apsaugo, tai yra tavo imunitetas. Kiek tu investuoji imunitetą, kiek tu esi tvirtas, stiprus, kaip sveikai maitiniesi, judi, sportuoji, bla 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 bla. Lygiai taip pat yra šeimos atveju. Jeigu tu išeini į gatvę
ir tavo santykis yra silpnas, tavo imunitetas, ne, ėjimų į kairę yra silpnas. Užeini už kampo ir tau sako, gal nori, už kito kampo, gal nori, pagundų yra pilna. Pasaulis jau taip sutvertas, kai ieškai, kai nori, kai tau blogai, pagundų visada atsiras. Ir kaltinti trečiąją pusę, šiuo atveju mano manimu, yra neteisinga. Ir čia netgi yra nekalties klausimas, pradėkime nuo atsakomybės klausimų. Aš manau, kad vis tiek, bet kuriuo atveju, nesvarbu, kas nuėjo į kairę, klausimą reikia užduoti abiem poros, ne? Tiek vyrui, tiek moteriai, reikia užduoti klausimus abiem. Kodėl? Kas nutiko jūsų santykiuose, kad vienam iš jūsų ar abiem iš jūsų, kas beje dažnai būna, beje grįžtant prie tos temos apie control freakus. Irgi įdomus požiūris, šiek tiek apie vyrus ir tiek apie moteris. Kaip dažnai žmonės, kurie linkia labai kontroliuoti, yra patys būtent tie, kurie eina. Šiaip tai dažnai. Kaip tu gali, nes yra labai paprastas dalykas apie mūsų žmonės. Reiškia, jeigu tu žiūri kitą žmogų ir iš elgesio tu matai, man atrodo, jisai vagis. Jis nieko nevagė, bet jisai kažką elgėsi. Kodėl tu taip gali žinoti? Pirmas dalykas, dėl to, kad tu esi pats vagis. Antras dalykas, nebent tu daug laiko praleidai tarp vagių arba dirbi su vagiais, ne, nu tu juos stebi. Lygiai tas pats su neištikimybė. Jeigu tu matai iš elgesio, jauti, kad kitas yra neištikimas, tu reiškia, žinai, kaip veikia neištikimybė. Taip. Jeigu tu gyvenime nebuvai susidūrusi su neištikimybė, tau net minčių tokių nebus. Tau nebus, nežinosi, pagal ką matuoti. Kaip tai valgoma, kas tai per daiktas, kaip žmogus elgėsi, ne? Taip, šiaip tai taip. Tai vat klausimas, ne, ar dažniausiai nėra taip, kad tie, kur puola dėl to, kad ir patys tą linkia daryti. Tai vat nėra viskas tik tais juoda, balta arba žalia ir geltona. Va, žodžiu, susimastykit, jeigu jūs kontroliuoja ypatingai, jeigu jūs arba kaltina, tai, nu čia aišku dabar, čia kursta ugnį. Bet tai kodėl? Santykiai toks dalykas, jie turi būti tvirti ir atlaikyti tokius dalykus. Jeigu jau yra kurstimas, jau yra kažkas negerai ir kelt klausimus yra iš tikrųjų sveika. Taip, kuo labiau keli klausimus, tuo daugiau atsakymų paskui ir tuo aiškiau viskas darosi turbūt. Taip. Kol kas aš matau, kad mūsų diskusijoje mes einam link to, kad nėra taip vienareikšmiškai, yra tik tai, kaip mes pateikėm ir kaip visuomenė priima neištikimybę. Jo, bet čia labai yra svarbu ir kaip visuomenė priima viską ir kokie yra standartai nusistovėję, nes pagal tai ir paskui ir klostosi žmonių elgesio tie visi modeliai, arba tas slėpimas, arba atvirumas. Taip. Ir iš esmės aš tai turiu labai du svarbius klausimus. Ar neištikimybė visada yra blogai? Ir antras klausimas, ar galima ir ar reikia atleisti neištikimybę? Čia yra geras ir skaudus klausimas. Žinai, kiek yra tekę kalbėti su moterimis, nesvarbu, draugės, pažįstamos ar tiesiog kažkur tai, jeigu tokia tema paliečiama yra. Šiaip galiu pasakyti, gal aš čia suklysiu procentus dabar išvedinėdama, nes šiaip iš piršto čia dabar išvedinėjau tos procentus, bet, sakykime, 97% turbūt moterų visai, kas sako, aš tai gyvenime net leisčiau. Ir žinai, kas būna, kai jos sužino, kad vyras buvo neištikimas, jos dažniausiai atleidžia. Kodėl? Geras klausimas, kodėl. Ar dėl to, kad gali būti dėl to, kad galbūt išsiaiškina santykiuose priežastis, dėl ko vyras nuėjo į kairę, ne? Dėl ko vyras buvo neištikimas. Arba galbūt nori išsaugoti santykius, galbūt nori išsaugoti šeimą. O kam tada išsaugoti santykį, jeigu santykis šūdinas ir antra pusė eina į kairę? Matai, mes ir praeituose podcastuose kalbėjom, kaip žmonės renkasi dėl patogumo. Yra labai daug dedamųjų, dėl ko žmonės būna santykiuose, taigi ne vien tik tai meilė. Taip, taip. Toli gražu ne vien tik tai meilė. Šiaip pradėkime nuo to, kad išskaičiavimas yra žymiai dažnesnė priežastis, kažkokio tai tipo išskaičiavimas. Taip, vienoks arba kitoks išskaičiavimas dėl nežinau, nekilnojamo turto, dėl aplinkybių, dėl patogumo, dėl to, kad vyras labai geras, arba dėl to, kad moteris labai gera padaro valgyti, ar ne, arba dėl to, žodžiu, you name it. Jo, bet čia klausimas yra, mano manimu, šitoj vietoj, nors yra visokių atvejų ir labai priklauso vėlgi, mes negalim apibrėžti vyrai, moteris, bet gerai, iš pastebėjimų, iš matymų,
Aš manau, kad vyrai dažniau skiriasi jeigu pagauna sužino apie antrosios pusės neištikimybę. Gali būti. Ir čia šiaip yra saugumo klausimas, visgi mūsų visuomenėje kol kas vis dar yra tas stereotipas, jisai gyvas tas stereotipas, jis ne tik butaforinis, bet iš tikro vyrai dažnai būna maitintojai, moteris būna namų šeimininkės, vaikų augintojos arba dirba paprastesnį darbą. Ne? Nu, come on, yra labai daug stiprių moterų. Yra absoliučiai su tuo sutinku. Kur eina koja kojon su vyru. Tikrai taip, šičia nesiginčysiu. Jeigu moteris leidžia vyrui jaustis, kad jisai yra dievas, o jinai yra tik tai tarnaitė šeimoje, tai tikrai nebūtinai taip ir yra. Ne, tai šitą sutinku. Tačiau visgi aš grįžtu prie stereotipų. Stereotipas tai reiškia, kad didelė dalis ir toli gražu ne visa. Ir aš tikrai sutinku, kad visko yra ir moterys stiprios ir tvirtos. Bet mes paimkim statistiškai, ne, pagal stereotipą. Visgi aš kalbu apie tai, kodėl neišsiskiria ne, moteris ir kodėl vyrai išsiskiria. Vyras jaučiasi saugesnis, ypač jeigu tai yra nenuskriaustas likimo vyras, turiu omeny finansiškai ar kaip nors kitaip, ne, kuris jaučiasi tvirtesnis visuomenėje dėl kažkokių tai argumentų, jam išsiskirti yra truputėlį paprasčiau, nes visgi vieniša moteris dažnai matoma kaip pralaimėjusi, vienišas vyras, jeigu esi dar ne paskutinis kaime, tai tu gali būti dar, jeigu, sakykime, metai geri ir tu, nežinau. Jeigu dar žvejot nepradėjai. Jei dar žvejot nepradėjai, tai gali būti labai geras variantas. Tai čia nežinau, aš galiu ir nusišnekėti, beje, kas nesutinkat, nebijokit pasiginčyti, nes visgi mes šičia daugiau diskutuojam ir filosofuojam, besidalindami savo nuomonėm ir įžvalgom, kurios gali visiškai netitikti jūsų patirties ir kiekviena patirtis yra svarbi. Tai vat klausimas, ne kaip kas atlaiko ir klausimas, ar reikia atleisti neištikimybę ir ar neištikimybė yra blogai. Visada. Gerai, o tai tada kokiais atvejais neištikimybė yra gerai? Atsakyk iš pradžių tavo manimo, ar visada yra. Vat moterų pozicija kokia būtų, neištikimybė. Aš tai sakyčiau, aš tai šiaip atstovaudama moterį. Gerai. Kadangi moteris neina į kairę arba moka laikyti liežuvį už dantų. Taip, kadangi moteris labai gerai moka laikyti liežuvį už dantų arba visiškai neina į kairę, aš pasiryšiu ir pasakysiu, kad neištikimybė, sakykime taip, moterų daugumos nuomonė yra blogai. Gerai, aš užduosiu tą kontrą. Viskas, galim baigti. Ne, aš nepasiduosiu taip lengvai. Dabar gerai, apie neištikimybę. Jeigu vienas iš poros yra neištikimas / neištikima. Ir antroji pusė to niekada nesužino. Kaimynai to nesužino. Niekas to nesužino. Tai čia tik tai moteris tada reiškia buvo neištikima. Nebūtinai. Klausimas. Kas yra baisiau? Ar neištikimybė, apie kurią nieks nežino? Ar neištikimybės žinojimo ir viešumo faktorius? Kas labiausiai gąsdina? Ką dažniausiai sako žmonės papuolę į savo partnerio neištikimybę, ne? Sako, ką žmonės pasakys, taigi visi juoksis iš manęs. Jo, čia... Ar mes bijom neištikimybės, ar mes bijom savo menkumo? Ar mes bijom, ką žmonės pagalvos? Jo. Ir čia yra stipri rimta tema. Čia pamąstymų, čia nėra atsakymų, čia yra klausimas. Tai va atsakant į klausimą, kada neištikimybė gali nebūti toks blogas dalykas, mano siaura nepagrįsta nuomonė. Jeigu santykiuose yra tokia situacija susiklošius, kur santykiai, jų neįmanoma nutraukti dėl kažkokių tai aplinkybių. Ne? Vaikai, kažkas, daug atsakomybių, daug visko bendro. Nors aš visgi manau, kad visada yra sprendimas, bet darykim prielaidą, kad argumentai pakankamai stiprus būti tame santykyje. Ne? Žmonės yra žmonės. Taip, galų galiai ir nėra taip blogai, bet nėra sekso, nutrūksta intimumo to, gal vienas iš partnerių, gal vienam ir nereikia, visokių žmonių būna, tu niekad nežinai. Tačiau partneris kitas, kuriam yra didesnis poreikis, tam, kad išsaugoti šeimą, sugeba taip tyliai nueiti, išsispręsti savo klausimą.
Susitvarkyti savo reikalus. Susitvarkyti, tai juokas juokais, bet pažiūrėkime filosofiškai, mes žiūrim filosofiškai, ne? Šiaip labai žiauriai skamba, bet Bet jeigu tai yra priežastis išlaikanti santyki ir atnešanti naudos daugiau žmonių, ne tik tau vienam, ne, ir nėra smurto, nėra kažkokių negatyvų ir visgi viskas išlieka, gali būti, aš daryčiau prielaidą, kad tokiais atvejais gal ištikimybė, neištikimybė ir nėra tokia tragedija. Jeigu išlieka pagarba ir meilė ir rūpestis šeimoje, savo antrai pusė, nes matai, dažnai būna, kad nesakau, kad absoliučiai visais atvejais tikrai ne tą noriu pasakyti, bet būna taip, kad pradeda lakstyti, žinai, ir paskui mažėja pagarba asmeniniam santykyje su savo partneriu arba partnerė ir intimi dalis mažėja, ta prasme, sekso tada dar mažiau arba jo iš viso nebelieka. Tada santykiai dar labiau atšala, žodžiu, ir ten vis blogėja. Tai jeigu to nėra, jeigu pavyksta to išvengti ir vis tiek išlaikai visapusišką pagarbą savo partneriai ir sugebi aprūpinti pilnai, ta prasme, pasirūpinti, kad visi būtų patenkinti šeimoje, vis tiek šeima yra, jeigu tau prioritetas, tai tada, gal tu ir teisus esi, jeigu taip filosofiškai žiūrint. Jo, žiūrint filosofiškai, nes kiekviena situacija yra individuali ir iš tikrųjų tokio abstrakčiai mes negalim tos taisyklės pritaikyti visiems besąlygiškai, ne? Ir apskritai čia kiekvienas atvejis yra išskirtinis, tačiau vienu brūkšniu nubraukti, kad tai yra blogai, manau, būtų neteisinga, kadangi būna visokių situacijų ir visokių aplinkybių gyvenime. Ir toks dalykas kaip gerai, blogai apskritai ne visada egzistuoja. Gerai ir blogai yra subjektyvu. Tas, kas man gerai, tau gali būti blogai. Ir tada klausimas, kuris svarbesnis. Ne? Ir šičia, vėl, čia aišku, mes labai daug filosofuojam, filosofiniai klausimai, bet prieš teisiant kitus, prieš tampant auka, prieš būnant nusivylusiu, kartais yra sveika ir gerai pafilosofuoti, ne? Nes mes labai greitai sugebam pereiti į pyktį, į agresiją, į kaltinimus ir į konfliktus. Tačiau klausimas, ar neištikimybė yra priežastis konfliktui? Daugelis moterų tikrai, ir vyrų, aš manau. Taip, tikrai taip. Daugelis žmonių pasakytų, kad tikrai yra priežastis konfliktui. Taip. Mano požiūris šituo atveju būtų, kad neištikimybė turėtų būti priežastis diskusijai. Šiaip logiška iš filosofinės pusės žiūrint, šiaip labai logiška dėl to, kad tai reiškia, ką pradžioje šnekėjome, kad jau vien tik tai tas noras kylančios tos mintis būti neištikimam arba susirasti kažką, kad neištikimybės faktą atlikti, tai jau rodo stiprų signalą, kad yra kažkas. Yra klausimai, kuriuos reiktų pasikelti. Yra klausimai, kuriuos turėtum iškelti su savo partneriu arba partnerė. Taip. Grįžkim prie priežasčių neištikimybės. Visgi tu šiek tiek paminėjai, aš klausiau, ar turbūt iš moteriškos pusės. Visgi tavo manymu, emocinis atstumas ir intimusis seksualinis atstumas. Kuri priežastis iš jų yra dažnesnė priežastis? Moterų, pavyzdžiui, atveju. Aš nežinau, manau, kad bent jau dalis moterų su manim sutiks, kad emocinė yra dažnesnė, moteris daugiau per emocijas eina. Galų gale, ar nėra taip, kad tai vis tiek susiję? Reiškia, intimumas, ne fizinis artumas, jisai mažėja atsiradus emociniam atstumui, padidėjus, ne? Taip. Visgi viskas prasideda nuo ryšio. Taip. Nuo ryšio sumažėjimo, nuo ryšio nebuvimo, nuo porų nesusikalbėjimų, nuo santykio atitrūkimo vienas nuo kito. Taip, nes iš tikrųjų vienaip ar kitaip, seksas tai yra irgi bendravimas, tai yra komunikacija, tai yra fizinė komunikacija, bendravimo dalis. Ir pripažinkim, ypač santykiuose seksas užima labai didelę dalį. Žmonės paprastai apie tai daug nekalba kažkaip. Nes tikrai pas kai kuriuos žmonės visko būna ir ne pas visus užima didelę dalį. Taip, bet seksas yra svarbus. Gal tai yra svarbus dalykas santykyje? Svarbus santykyje dalykas. Aš tą pasakiau ne iš tos pusės, kad yra svarbi ir kasdienės rutinos dalis, nes kiekvieni žmonės žmonės yra skirtingi, ir poreikiai skirtingi. Bet seksas yra labai svarbi santykių sudedamoji dalis. Vienareikšmiškai. Taigi dažniausiai santykių, tai yra pradžios santykių
pagrindinis impulsas, ne? Tai tu atsiranda emocija, kuri veda po santokos, prieš santoką, čia pas visus skirtingai, ne, kažkuriuo metu, bet taigi vis tiek suartėjimas fizinis yra ta siekiamybė santykių, ne? Labai dažnai, dažniausiai visko būna, mes negalim 100% visko nurašyti, sudėti, bet vėlgi statistiškai imkim kaip dažniausia, ne, priežastį. Tai. Ir dar iš moteriškos pusės pasakysiu, papildysiu, kad seksas pats santykiuose, asmeniniuose, turiu omeny, poros santykiuose, jisai dar emocinį ryšį didina tarpusavyje. Nežinau, kaip vyrai tą mato. Moteris tai dažniau taip mato. Ne, mes galim kalbėti iš tikrųjų, ką norim apie vyrus ir jau ne pirmą kalbėjau mūsų diskusijoje ir čia labai teisingai tu tą sakai, reiškia, tai labai gerai atspindi turbūt daugumos požiūrį, kad mes laikom moteris emocionales, emocionalesnės labiau negu vyrus. Ne? Tačiau mano manimu, kad tiek vyrai, tiek moteris mes turim emocijų vienodai. Skirtumas yra, kad moterų emocijos, jos yra laisvesnės ir atviresnės. Moteris lengviau išreiškia savo emocijas. Mes kaip vyrai labai puikiai mokam savo emocijas. Mes pagal stereotipus, taip kaip tu prieš tai sakei apie stereotipus, apie tos žigolo, ar ne, ir tos lovelastus visus nuostabiuosius ir tas baisesias pasileidėlės. Stereotipai, tai lygiai taip pat ir šičia stereotipai, ir ne vyrams stereotipiškai nepridera rodyti per daug savo emocijų, nes tada, ką tu, koks tu vyras, tu ką čia žinai. Ne, kodėl, normali emocija yra pyktis vyriška. Taip, tokia. Čia labai tu vyras, jeigu tu pyksti. Jo, tos tokios agresyvios tokios, ar ne, emocijos yra normalios, bet pavyzdžiui, parodyti savo jautrumą, parodyti savo švelnumą, atsiprašau, švelnėje dalį. Tai kas tu per lopas rodysi čia švelnumą? Jo, tu lopas, ko čia žliumbi, žinai. Koks tu vyras, kad tu čia dabar, žinai, čia rodai. Susikaup, eik pridaužysi ką nors. Taip. Eik nugriausi medį, išdauši langą. Taip pat stereotipai yra pas moteris, kad tu negali būti per daug seksuali, tu negali per daug flirtuoti, tu negali būti per daug, tu negali būti pikta, tu negali rodyti savo vyriškos energijos. Kaip negali būti pikta, iš kur tiek daug piktų moterų tada? Oi, geras, tai čia, bet čia jau... Čia paverksim kitoj temai. Čia jau kita tema. Gerai, paverksim visi kartu. Taip. Jo. Bet žodžiu, bet iš tikrųjų tai čia yra dalykai, kurių moteriai negalima, moteris turi būti gera, maloni, paslaugi, nusileidžianti, patarnaujanti. Gerai, bet grįžtant prie emocinių priežasčių, aš visgi manau, vyrams lygiai tiek pat yra svarbu emocinis ryšys ir seksas lygiai tiek pat yra, ar fizinis intimumas, tas fizinis artumas, jis yra tiek pat emocijų išraiška. Nes jeigu tu turi artimą santykį, jeigu tu sutari tarpusavį gerai, jeigu tu jauti trauką, jeigu tu jauti meilę, jeigu tu myli savo antrąją pusę, seksas, ypač kai tai yra, reiškia, nestresinis seksas, ne ten 5 minučių atidirbimo, ne seksas. Tai yra didžiulė bendravimo dalis, didžiulė emocijų išraiškos. Apie tos greitukus, kur būna, kur gyvena kiti žmonės, kur kiti žmonės gyvena į mėnesį, į 2 mėnesius kartą po greituką įkalą, tai čia negyvenimas, čia yra atidirbimas. Tai čia yra tada, reiškia, nėra emocinio ryšio, pradėkime nuo to. Jeigu nėra šeimoje gero emocinio ryšio, tai ir seksualinis poreikis tarpusavį jisai nuslopsta ir daugelis žmonių išmoksta gyventi. Ir tas irgi visgi, mes galim žiūrėti kaip norim ir galim į vyrus, kaip čia į vyrus badyti pirštais ir laikyti mūsų orangutangais, kurie nesugeba nieko doro, nieko doro emocionalaus išreikšti kaip tik. Tačiau visa tai irgi yra emocijos ir tai yra dažnai arba užslėptos, užspaustos emocijos, bet viskas ateina per tą patį. Tu arba turi emocinį ryšį, arba neturi. Ir mes labai aiškiai, iš tikro, labai aišku ir lengva atskirti vyrą, kuris yra emociškai tvariuose santykiuose, nuo vyro, kuris yra emociškai netvariuose santykiuose. Ne? Emociškai tvariuose santykiuose vyras visada bus ramesnis, labiau užtikrintas ir vyras, kuris yra netvariuose santykiuose, akis lakstys 5 kart labiau, nes tu vis ieškosi užpildyti kažkokį tai trūkumą.
Vat čia ir yra turbūt atsakymas šioks toks, ar ne, toksai gan abstraktus, kodėl žmonės apskritai eina į neištikimybę, renkasi neištikimybę. Kad užpildyti trūkumą. Taip, užpildyti trūkumą. Arba yra ir dar reiškia viena priežastis, apie kurią kalbėti nėra taip paprasta, tačiau būna žmonių, hiperseksualių, vadinamų, ar poligamiškų žmonių, kurie sugeba vienu metu palaikyti santykius. Ir nors tai yra kontroversiškas toksai klausimas, kontroversiška tema, tačiau būna žmonių, kurie kitaip nemoka, negali gyventi. Taip. Ir tai nereiškia, kad nėra meilės, nėra jausmo, yra visokių žmonių. Taip. Ir aš manau, tie atvejai būna reti. Tačiau vėlgi, kartais žmogus taip elgesi, nes kitaip negali ir ne visada tai yra trūkumo klausimas. Problema tame yra didžiausia, kai žmogus elgesi neatsargiai, kai žmogus skaudina savo elgesiu kitą, nes tiek vienu, tiek kitu atveju, kuomet tai yra bėgimas nuo kažkokios problemos santykiuose ir kuomet tai yra, reiškia, tu tiesiog toks esi žmogus, ėjimas. Negebėjimas iškomunikuoti ir negebėjimas susikurti ryšio dažniausiai ir paskatina didžiausias klaidas, didžiausius vienas kito žalojimus. Tai kalbant apie pačią neištikimybę, aš manau, pagrindas viso ko, neištikimybės, kaip po tokios, visgi tai yra negebėjimas santykiuose komunikuoti. Mes dažnai nemokam komunikuoti santykiuose, aš manau, mes žmonės, mes jau ne vieną kartą esame apie tai kalbėję, kad mes daugiau linkę ginčytis ir įrodinėti, negu išgirsti, pasikalbėti ir taip, kad suprasti vienas kitą. Mes dažniau linkę kaltinti, negu pagalvoti apie argumentus, kodėl žmogus taip elgiasi ir pabandyti juos išjausti. Mes dažniau linkę atmesti, negu priimti. Bet jeigu jūs nežinot arba norit daugiau pasiklausyti šitą temą, kaip mokintis klausyti, ir išgirsti kitą žmogų, tai rekomenduoju praėjusią podcastą pasižiūrėti, nes ten labai daug apie tai ir kalbėjom. Jo, ženkliai daugiau apie tai kalbėjom, tačiau visgi gebėjimas susikalbėti yra turbūt pagrindas tvaraus santykio. Ir va čia netgi jeigu grįžtant prie tos dalies temos, ar atleisti neištikimybę ar neatleisti, ar neištikimybė, reiškia, yra priežastis skirtis, ar priežastis išspręsti santykį. Aš manau, tai labai daug priklauso nuo abipusės brandos. Nes dažnai dalykai, kurie jau nutiko, tu jų neatsuksi. Ir čia turbūt gal irgi svarbus klausimas, mes galim padiskutuoti apie tą atleidimo patį faktą. Ir visgi, manau, mes galim... Kaip atleisti, ar ne? Jo, nes mes galim vieną dalyką turbūt teikti drąsiai, kad tokios statistikos drąsios išvesti, kas yra labiau neištikimi vyrai arba moteris, mes negalim. Kodėl, jeigu imtis bus pakankamai didelė? Jo, bet mes dabar neturėdami duomenų diskusijų vargubau ar susitarsim. Vargubau. Nes beje, vienas dalykas dar noriu irgi pasakyti. Didelė, gal taip sakykim, vyrai, kurie yra tvirti, pasitikintys, drąsūs, iniciatyvūs, kurie geba, moka bendrauti, žino kaip užkalbinti, nebijo užkalbinti, nebijo parodyti dėmesį, tokie vyrai žymiai dažniau bus neištikimi dėl savo savybių. Bet visgi yra labai didelė dalis vyrų, ir aš tą mačiau, kurie nėra neištikimi tik dėl to, kad nesugeba. Ta prasme, dėl to, kad jiems neišeina? Nesigauna. Pirmas dalykas. Jie nežino, kaip tą daryti? Ne tik, kad nežino, jie gali būti. Man atrodo, mums reikės naują podcastą daryti. Kaip būti ištikimam? Konsultacijos brangios. Bet jeigu rimtai, visgi man tenka dažnai sutikti ir pamatyti tokių žmonių, tokių vyrų ypač, kurie norėtų, bet nesigauna. Kiek, gerai, moterį, vargšiai. Aš užduosiu taip klausimą. Kiek moterų žiūrinčių, mus, gaunate, pavyzdžiui, savo socialinės medijas random, tokias apie nieką žinutes, iš beviltiškų, ten vyriškų profilių, labas. Aš galiu pakelti? Taip. Ta prasme, kiek tų tokių beviltiškų, kur, come on,
Ta prasme, apie nieką, ne? Arba aš jau nekalbu apie Arba dick pic. atsiunčia kavos puodelį. Taip. Arba savo... Susiprask pati. Arba nosies nuotrauką, aš nežinau, gal ne nosies, gal kitos kūno dalies, bet girdėjau, kad kažkuria kūno dalį siunčia vyrai. Taip. Taip, tai čia turiu menį, iš esmės didelė dalis vyro nemoka net normaliai bendrauti su moterimis. Ir galų galia ne tik, kad nemoka, bet nedrįsta, nežino kaip. Ir tie vyrai, ta saujelė drąsių vyrų, drąsių iniciatyvių, ne, nu, drąsus čia gal skamba, drąsus stiprus vikrus, ne, vadinkim visus neištikimus vyrus drąsus stiprus vikrus, ne, būdavo toks žaidimas. Da, drąs jo, bet esmė yra tokia, kad ta saujelė hiperaktyvių, bendraujančių vyrų labai dažnai ir sukuria tą įvaizdį, kad visi vyrai yra neištikimi. Aš manau iš savo patirties, kad moteris yra tvirtesnė, priimant sprendimą. Šiuo atveju, kad moteris labiau pasiryšta negu vyras, jeigu priima sprendimą. Ir jeigu moteris priima sprendimą, visgi pripažinkim, moteriai gali būti ženkliai lengviau tai pasiekti realiai, nes nesvarbu, kokius standartus atitinka ar netitinka moteris. Visada atsiras vyras, kuris sėdi ir laukia. Jo, čia visgi eina kalba ne apie vyro paieškas. Vyrą susirasti yra sunku. Tai va, o vyrams visgi tam, čia grįžkim prie tos temos, kodėl į vyrus turinčius daug seksualinių nuotykių visi žiūri pagarbiau negu į moteris. Tam, kad vyras gautų seksą, kad gautų dėmesį, kad gautų nuotykį. Vyras turi turėti kažkokią tai papildomą vertę. Atrodyti gerai, uždirbti pinigų, būti iškalbus, būti įdomus, būti populiarus, būti žinomas, būti kažkuom truputėlį labiau. Kietesnis, gudresnis. Kažkaip labiau. Arba tu turi įdėti pastangų, arba tave turi būti gamta apdovanojusi, ne, vat kažkokia genetika. Taip. Iš tikrųjų. Moteris visgi dažniausiai, nebent jau aplinkui, nežinau, kaime 30 moterų ir 3 vyrai, moteris dažniausiai moteriai užtenka norėti ir ieškoti. Vis tiek kažkur kažką surasi. Kitaip sakant, skleisti savo burtus ir parodyti, kad tai skirtingai negu vyrui, moteriai tiek pastangų įdėti nereikia. Jo. Kad tą gauti. Tai va, čia yra neteisybė, aš nesakau, kad tai yra gerai. Čia klausimas, jeigu kas nors iš moterų pakankamai drąsios paginčykime. Paprieštaraukit man, aš mėgstu ginčytis ir prieštarautis. Gal ne viskas taip paprasta. Bet va čia aš noriu išvesti hipotezę, kad mes nors ir kalbam apie vyrus kaip apie labiau einančius į kairę, bet visgi ar nėra taip, kad tie triukšmingi, plepus ir šnekus vyrai sukuria tokį įvaizdį, kuris kenkia ir tiem, kurie nenori, kuriems nereikia, kurie negali ir nesugeba. Ne? Reiškia, kad net tai daliai, kurie niekaip neina, kad jie vis tiek dėl to lieka, kaip čia pasakyti, kalti dėl to, kad yra vyrai. Bet žinai, iš tikrųjų, tu nepaminėjai, tu dabar išvardinai daug labai savybių, tokio visą krepšį savybių, žinai, kokie vyrai turi būti, kažkokie tai geresni, ypatingesni, kad jie sugebėtų eiti į kairę, tą neištikimybę ar nedaryti. Bet aš esu, pavyzdžiui, gyvenime girdėjus ir mačius tokių situacijų, kur, žinai, sužinai, kad vyras kažkoks buvo neištikimas ir galvoju, kaip ant tokio žmogaus iš viso gyvenime net nepasakytum niekada, kad jisai gali, kad jisai sugebėtų. Jisai atrodo, va, iš tų, kur sakei, tie tie nevykėliai, kurie... Kam taip negražiai? Negražiai pasakiau, tie nevykėliai. Aš atsiprašau. Tie paprastesni. Ir va, matai, ir va, žmogus. Šas ir
nustebino. Ne, bet čia vėlgi, čia aišku, čia filosofinis klausimas, vėlgi, tai yra arba reiškia, jisai kažką savyje turi, arba tiesiog nutiko ir vėlgi, tai nėra statistika, tai kalbam, kad dažniau taip nutinka. Gal šnekėt gerai moku. Jo, ir dažniau taip nutinka, bet visgi, bet esmė, kad einant link to, ne kas daugiau eina, kad vyrai daugiau šneka ir sukaria įvaizdį, kad daug eina, moteris nešneka ir sukaria įvaizdį, kad neina ir gali būti, kad viskas yra arba lygu, arba vėl nežin kaip. Vėl nežin. Bet kad vyrai yra tokie plėtkininkai, tai aš žinau. Žodžiu, vyrai vis tiek mes kalti ir blogi. Moteris, žodžiu, vis tiek ras kaip prisikabinti. Tačiau, grįžtant prie šito klausimo, kur mes šiandien nugrybavom ir nuėjom taip toli, ar atleisti šitą neištikimybę, kaip atleisti ir ar iš vis verta atleisti neištikimybę. Tai aš manau, kad nutikus šitam faktui, esminis momentas, kur brandi pora, brandus žmonės gali susėsti ir pasikalbėti. Ir iš tikro tai yra labai subjektyvu. Netgi labai dažnai, mano nuomonė, mano manimu, pats neištikimybės faktorius, tu jo nepakeisi, tu jo neatsuksi, tu nesugražinsi laiko, nutiko, kas nutiko. Visada reikia užduoti klausimus, ar yra kažkas daugiau svarbesnių argumentų, kaip jausmai, kaip santykis, nesvarbu, kas nutiko. Ne? Mūsų skausmas, kad ir koks jisai didelis bebūtų, gali būti priežastis sugriauti gal tai, kas gali būti nuostabu ateityje, nes mes gyvenam, praeitis jau praėjo. Ir šitoj vietoj, sakykime, vėl, tai yra subjektyvi nuomonė ir aš nesakau, kad aš esu teisus ir aš priemu bet kokias kitokias nuomonės, tačiau kai kuriais atvejais, kad į neištikimybę galima pasižiūrėti kaip į priežastį pasikalbėti. Ir po to tik priimti sprendimą, ką daryti. Nereiškia, kad neištikimybę reikia atleisti. Aš manau, neištikimybė yra ta vieta, kai išlenda neištikimybė, yra ta vieta, jeigu tiksliau sakant, kuomet santykiams ateina laikas suvokti, ką darom toliau. Padaryti skrodimą, ne? Padaryti skrodimą, atsisėsti pasikalbėti, išsikalbėti. Ateina laikas būti atviram. Neištikimybė, mano manimu, yra tas momentas, kai nebėra prasmės išlindusi, ypač neištikimybė, kai nebėra prasmės slėpti, nebėra prasmės apsimesti, kad mes tyliai gražiai ignoruodami tą faktą išspręsim. Ir praslysim. Manau, kad neištikimybė yra tas momentas, kai santykis gali tapti arba ženkliai tvirtesniu, arba galima prieiti blaivų susitarimą, kas aišku skamba utopiškai. Skirtis ir atsiskirti. Visgi ypač po neištikimybės išsiskirti gražiai pavyksta labai retai kam. Ir čia vėl šitos temos neanalizuosim, negilinsim, bet aš manau, kad žmonėms gebantiems komunikuoti, gebantiems išgirsti ir suprasti, atsisėsti ir pasikalbėti yra būtina atsidūrus ties neištikimybės fakto. Tačiau, mano manimu, vienas iš sunkiausių dalykų, kas padeda išspręsti neištikimybę iš esmės, tai yra tai, kad mes, būdami įskaudinti, būdami aukomis, mes sunkiai sugebam išgirsti, išklausyti ir pabandyti suprasti žmogų, kuris taip pasielgia. Kalbant apie neištikimybę, reikia suvokti vieną paprastą dalyką. Tas žmogus, kuris yra neištikimas, jisai yra neištikimas ne prieš savo antrą pusę, ne tam, kad pakenktų savo antrai pusiai, o jis yra neištikimas tam, kad užpildytų savo problemą ir savo trūkumą. Aš šipsausi būtent dėl to, kad aš pagalvojau, kad tu skaitai mano mintis ir dabar aš turėjau šitą klausimą, laukiau, kada galėsiu įsiterpti, kad užduosiu šitą klausimą. Užduok. Jau atsakiau. Jau atsakiau. Tai va, tai mano manimu, kad reiškia žmogus einantis į kairę, kad ir kaip mums būtų skaudu, ne? Jisai sugriauna mūsų lūkesčius, sugriauna mūsų viltis, bet visų pirma lūkesčius išsikėlėm ir mes patys, mes patikėjom tais lūkesčiais, tom viltim, vietoj to, kad pažintumėm tą žmogų, vietoj to mes dažnai iškraunam lūkestį nebesigilindami. Žinot, kaip nutinka santykis, tu sueini į porą ir dabar viskas. Dabar aš ramus, kadangi dabar mes vienas kitam įsipareigojom. Klausimas išspręstas. Jo, klausimas išspręstas, man tenais užsiimti santykiais, užsiimti savim, antrąją pusę, bendrauti, eiti į pasimatymus. Ir aš čia nekalbu už vyrus arba už moteris, aš kalbu už abidvi pusės. Ne? Santykiai tai yra darbas, nuolatinis darbas, kuomet tu nuolat eini į pasimatymus vienas su kitu, praleidi romantišką laiką, investuoji savo dėmesį vienas į kitą,
tau nutolt viens nuo kito yra žymiai sunkiau. Ir čia kalbam ne apie dovanas kažkokias, ne apie kažkokią tai daiktinę išraišką, Taip. bet apie tą tikrą rūpestį, tikrą intimumo kūrimą, tikrą ryšio kūrimą vienas su kitu. Taip, tai vat šitoj vietoj jausdamiesi nuskriaustieji ir jausdamiesi aukomis, mes dažnai užmirštam, kad prieš mus sėdi žmogus, kuris turi jausmus, turi gyvenimą, turi skausmus, turi irgi lūkesčius lygiai taip pat kaip ir mes. Ir mes bandom tą žmogų įstatyti į savo lūkesčio rėmus, į savo aukos buvimo rėmus ir mes kaltinam. Todėl daugeliu atveju tokį neištikimybės faktą yra labai sunku išspręsti ir iškalbėti. Ir tik poros ir tik žmonės gebantis perlipti per savo ego, per savo skausmą ir per savo aukizmą, sugeba išsikalbėti, išsiaiškinti ir pabandyti suprasti. Tokiais atvejais tai gali labai stipriai pakeisti santykį, sukurti, pradėti absoliučiai naują santykį su tuo pačiu žmogum. Su žmogum, kurį tu pažįsti daugybę metų, su žmogum, su kuriuo tu perėjai ugnį vandenį, su kuriuo tu kartu gyveni. Ir šitie dalykai, jie yra labai sunkus. Bet žinot, santykiai, kaip ir deimantai, jie geri, tvirti santykiai nesusikuria be spaudimo, be iššūkių, nesusikuria be darbo, be kažkokių sudėtingų situacijų. Turbūt visada yra svarbu, kaip tu sugebi tas situacijas pereiti, praeiti. Bet tam reikia abiejų subrendusių stiprių žmonių. Taip. Tai ir čia turbūt yra vienas iš sunkiausių dalykų. Ir aš manau, mes šiandien kažkokio tokio galutinio atsakymo ir nerasim. Ir iš tikrųjų labai yra įdomu man ir jūsų nuomonė, žiūrinčių nuomonė, ar iš tikrųjų jūs manote, kad neištikimybę jūs galite atleisti? Ar jūs manote, kad ją atleisti reikia? Ir ar jūs manote, kad neištikimybė tai gali būti tas momentas, ta vieta, kur santykiai gali pasikeisti gerą? Tai kalbant apie tai, ir aš manau, einant jau į pabaigą, mes galim turbūt, nežinau, sutiksi, nesutiksi su manim, mano nuomonė iš mūsų diskusijos visgi kilo, kad galbūt nėra viskas vienpusiška, kad vyrai yra labiau neištikimi arba moterys yra labiau neištikimos. Kad ir kaip nebūtų viskas vienpusiška, bet aš manau, mes dar ne kartą dalinsime stovyklomis ir varysim ant vienų arba kitų. Kitaip sakant, ir aš tikrai pasižadu varyti toliau ant vyrų. Kitaip sakant, atstovaudama moteris visiškai nenori pripažinti, kad mes vyrai netokie jau ir šikniai? Nenoriu pripažinti. Gerai, gerbėmieji šikniai ir gerbiamos šventosios. Gerai su tokiu kreipiniu, gal apskritai reikia taip ir pradėti, ne mūsų visus pokalbius. Jo. Aš atstovausiu šikniams, o tu tom nuostabiom būtybėm. Taip. Šventom būtybėm, Šventosom. kurios net jeigu ir eina, bet apie tai niekam nepasakoja. Ir tik tai vardan gero. Jo, tai nors šiandien iš tikrųjų ir turėjom ir apkalbėjom tokią pakankamai skaudžią temą, tačiau tai yra nuolatinė pastovi gyvenimo tema. Ir aš manau, kartais pajuokauti, pasijuokti iš tokių dalykų mes vis tiek galim, kartais apie tai šnekėti, o netgi dažnai apie tai šnekėti reikia. Aš manau, porom apie tai šnekėtis reikia ir mes turbūt savo laidose, savo podcastuose dažniausiai ir kalbam ir kalbėsim būtent apie tuos dalykus, apie kuriuos žmonės bijo kalbėti. Bet reikia. Ir ypač porose, nes tie dalykai, apie kuriuos mes nekalbam, apie kuriuos mes nediskutuojam, jie tampa kaip demonai. Taip. O kuo daugiau apie tai kalbi, tuo lengviau išspręsti, tuo lengviau suprasti ir tuo lengviau susikalbėti. Todėl šiandien turbūt prieikim prie išvados, kad visgi skirtumas yra, kaip mes tai darom tarp vyrų ir moterų, ne kaip daro viena pusė, kaip kita. Statistiškai tai vėl nereiškia, kad visi taip daro, tai reiškia, kad vieni gal labiau, kiti labiau vienaip, kiti labiau kitaip. Bet kad skaičiumi pasakyti, kad kažkas daro daugiau negu kažkas kiti, būtų neteisinga ir nesąžininga. Ir aš manau, kad visgi galų gale aš tai noriu palinkėti, kad bet kuriai porai, bet kuriem iš jūsų noriu palinkėti gebėjimo ir noro kalbėtis. Nesvarbu, kas iš to gausit, kaip susikalbėsit, išsiskirsit, būsit kartu. Tačiau jeigu jūs nesikalbėsit, jūs būsit taip toli viens nuo kito, kad net būdami su savo antrąją pusę jausitės vieniši. Ir šviesmečiais toli. Taip. Todėl kalbėkite, jeigu galite, atleiskite, jeigu mokate, išgirskite, jeigu pavyksta, pasipasakokite. Jeigu nebijote, būkite ir atlaikykite. Ačiū Jums už dėmesį.
Ir iki. Susitiksime greitai.